Aš Alpija Saša ir dabar filmuoju video serialas Aš kitokia, pirmas sezono antra dalis. Ir čia aš pasakau, kad nekreipkite dėmesio, jeigu išgirsite pašalinius garsus. Tai pradėkim. Sveika, mama. Pas mama. Sveikas, dukelis, kaip pirmą dieną mokykloj. Bent jau man tai gerai. Man irgi gerai. Kas atsitiko, Saša? Nieko, labai pavargau, einu į savo kambarį. Niekur nepaspriuksit, turėsi man pasiaiškinti. Nieko nenutiko. Tikrai nieko nenutiko. Nieko nenutiko. Gerai, tikiuosi, kad taip ir yra. Aš turiu skubiai išvažiuoti darbo reikalais trumpam, tai jūs čia pabūkite namie vienas. Ja, kaip visados. Dar tik mažai laiko praėjau, aš jau nebegaliu. Pradėjau gyvensiu, ką aš padariau. Nesigraužk, studija. Nesigraužk. Tu viską gerai padarei. Turiu išlikti rami ir stipri. Dabar tai reikia pažiūrėti, ar jis yra saugiai paslėptas. Taip, jis yra saugus. Sese. Ką? Nežiūrėsi School Worlds? Ne, eisiu jau miegoti. Gerai. Kodėl jinai neatėjo į pamokas? Žinoma, jinai man tikrai nieko nepapasakos. Žiūrėti filmą. Serialą. Įdomu, kaip ji. Kam aš tai padariau? Sese, miegi? Supratau, miegi. Einu aš irgi gultis. Ryte. O ne, kodėl šitas prakeiktas rytas. Pasiaiškins mokytojai. Kažką reikia sugalvoti. Taip, kas šitokio gražus, su jo aš tikrai atrodo gražiau. Taip, kur kitas gražus papušuliukas? Va, dar vis čia prilipintas. Va, atrodo tikrai gražiai. Ir kupšę reikia pasiimti. Saša, žiūrėt, leis, kad tavęs nepažadinus. Aš pati tik atsikeliau ir apsirengiau. Nieko tokio, galiu ir pati atsikelti, nesu mažas vaikas. Iš tavo elgesio tai sprendžiu, kad esi mažas vaikas. Patylėk. Einu į mokyklą. Bet tai mama sakė, kad šiandien nebus ir kad mes patys paskambinti pusryčius, ėjot suvalgyti. O aš mat nevalgysiu.
Ir beje, man labai įdomu, kaip tu pasiteisinsi mokytojai. Lengvai. Tai nėra didžiausias rūpestis. Please, palauk bent jau manęs. Nelauksiu. Jeigu nori kartu su manimi eiti, tai ir pati nevalgyk ir pasivysi gal mane. Gerai, iki. Su ja neįmanoma. Pavalgius ir susiruošus į mokyklą. Gerai, metas varyti mokšę. Čia paskutinis, rytoj bus šeštadienis. Kiek aš vėsiu sakyti. Atsiprašau. Man galima viską pasislinkti. Atleisti, žinoma, šau. Jo. Okay. Oi, netyčia. Ką tu padarai, ko tu man stumdai? Kas tau hier? Tikrai? Seniai esi matyta, Saša. Pala. Ne? Tai tu vėl grįžai? Bet tai tu esi juk išvykus. O ką? Negaliu grįžti į mokyklėlę? Maniau, kad tu esi Egipte. Blogai reiškės maniai, nes aš grįžau atgal. Kam tai iš viso tik pasakoji? Jinai iš viso nenusipelnė tokios garbės, kad tu su ją kalbėtum. Jėzu, kokia tu esi protinga. Tu, nevykėlė. O, pažiūrėk į save. Tu tikrai pažiūrėkit, visai net neįstovi ant kojų. Dieve, tu mano, kaip tu? Kaip tau atrodo, teškiausis į žemę? O, dieve, kodėl aš jas niekad neapsaugojau? Kodėl tu nieko negalėtum pakeisti ant tokių bjaurybių kaip jinai? Žinau, jinai čia tik tai šiandien atėjo. Visus jo tipą sužavėjo savo gražiu, bet tik vis ne mane. O, aišku. Aš esu šokoladukė. Aš esu Saša. Malonu susipažinti. Kokia tau bus pirma pamoka? Nelabai atsimenu, žinai, taip. Ai, tai man tai bus pirma, tai fizika. Liktais man irgi pirma fizika. Ja, ir mes rašysim kontrolinį. Kada jums sakė? Vakar. Tai kad vakar tau kokia buvo pamoka? Irgi pirma fizika. Keista, nes tavęs ten nebuvo. Negalėjau ateiti, nes su mama turėjau skubiai išvažiuoti, o net neturėjau kada pranešti, tai prašė, kad aš pati pranešiau. Tai va. Aišku. Tai turbūt tai suskambės skambutis, tai ar galėsime skirti abi? Gerai. Nepavėlavau? Ne, nepavėlavai. Aišku. Pasitraukti man spitelių. O, Dieve. Kur jinai pagalais pradingo? Labas, nepasivėlutuvas. Labas. Kloja, sveika. Visiškai neįstovi. Labas. Labas, vėl užmiršau mano vardą. Mano yra vardas Keitė, vėl tau reikia priminti. Dieve. Blemba, kur aš nesistoviu? Aišku.